Sveiki draugai! Šioje video prezentacijoje pabandysiu papasakoti apie komfortišką video failų peržiūrą YouTube'e. Na ir ne tik YouTube'e, tuo pačiu ir bet kur kitose socialiniuose tinklapiuose. Pradėkim tikriausiai parodysiu tiesiog savo kanale. Ir daleiskim, va čia turiu draugas LT savo paskyrą ir joje esu įdėjęs keletą filmukų, tokių pamokėlių apie kompiuteriją. Čia pavyzdžiui yra, ar mums reikalinga reklama. Kaip galima pasišalinti savo naršyklėse internetinę reklamą. Paspaudžiame ant nuorodos ir žiūrėkite, kas įvyksta. Jūs pereinate į mano atskirą tinklapį tiesiog ir štai čia yra du filmukai. Vienas yra skirtas Mozilla Firefox naršyklei, kitas yra Google Chrome'ui. Bet esmė dabar yra ne ta, ką aš norėjau papasakoti ir ką aš noriu akcentuoti. Žinoma, Amerikos kaip kuriems vartotojams neatidarysiu, neatrasiu. Dauguma žino šituos triukus, bet patikėkite, yra tokių vartotojų, kurie tiesiog kankinasi žiūrėdami video medžiagą ir jie nežino tokių net elementarių dalykų. Todėl aš apie juos ir pabandysiu trumpai jums papasakoti. Įsivaizduokite, kad nesvarbu kur, ar kokiame nors socialinėme tinklapyje, ar kokioje svetainėje, ar tiesiog ir YouTube'ės kanale jūs pradėjote žiūrėti video. Kad ir įsivaizduokit, kad čia draugas LT žiūrit. Čia yra mano tinklapis asmeninis, spaudžiame žiūrėti. Ir dabar nuo šito momento aš pastatau ant pauzės ir dabar žiūrėkite, ką čia galima padaryti. Tikriausiai šitą faktą, kad va čia paspaudus šitą ženkliuką kampinį, kad rodymas pereina štai į pilną ekranį režimą, galbūt visi žinote. Bet jūs galite nežinoti dar vieno efekto. Štai čia yra toksai įrankis. Čia mums trukdo. Štai čia yra toksai įrankis, tokia žvaigždutė. Ir jį paspaudus, žiūrėkite, čia yra kokybė. Šiuo atveju įsijungia automatinis 720 punktų HD. Ir tas prierašas raudonam fone HD, jisai yra čia. Daugumoje atveju YouTube filmuką gali pateikti 360 arba net 480 punktų. Va čia žiūrėkite, yra tokia rodiklytė, aš ją paspaudžiau. Ir tie punktai, net pats mažiausias yra 144, tai čia yra pati prasčiausia kokybė. Paskui 240, 360, 480 ir 720 punktų. Jeigu jūs norite komfortiškai peržiūrėti video medžiagą ir būtent, kad tos raidytės, visi užrašai, kiek įmanoma būtų ryškesni, jums reikia tiesiog paspausti šitą ženkliuką, pereiti, dar kartelį žiūrėkit, tą ženkliuką paspausti štai čia šitą rodiklytę dešinėje pusėje ir nustatyti pačią aukščiausią raišką. Kiek yra įmanoma, kiek šitoje lentelėje yra rodoma, nes šiaip YouTube pasirenka vidurkį kažkur tai 360 arba 480 ir ryškumas būna pakankamai blogas. Raidės, jos matosi, bet jų neina normaliai suskaityti. Ir jūs paspaudžiate 720 punktų ir tuomet persijungia rodymas į aukštą raišką. Ir tada, kiek ta aukšta, tiek kiek kanalas perduoda, bet jūs jau tada matysite raides daugmaž tikrai ryškesnės ir to pasekoje bus ir vaizdas kontrastingesnis ir mažiau gadina tokios peržiūros akis. O kad išeiti iš viso ekrano režimo, vėl kampe tą pačią knopkutę mes galime paspausti ir pereiname atgal į tokį režimą.
Tai čia dabar tokie grotuvai, jie yra įmontuoti į atskiras svetainės. Nu, gali būti koksai draugas LT, gali būti asmeninės svetainės ir panašiai. Bet jūs turite galimybę tą patį filmuką pažiūrėti ir pačiame YouTube'ės kanale. Šiuo atveju, va čia yra grotuvė, toksai ženkliukas YouTube. Žiūrėti būtent va YouTube. Spaudžiame čia su kairiuoju pelės mygtuku, žiūrėkite, kas įvyko. Va, vėlgi, čia irgi pastabdau. Ir čia lygiai tas pats yra. Čia vat, galima šitą ženkliuką paspaudus pereiti į pilną ekranį režimą, o šitą va ženkliuką paspaudus HD, va, irgi čia tą rodiklytę va dešiniai pusėje ir pasidaryti pačią aukščiausią rezoliuciją. Šiuo atveju, kadangi yra, aš rodau savo filmukus, o savo visas tas pamokėlės aš įrašinėju aukštos kokybės rezoliucijoje 720 punktų, todėl automatinis jisai ir yra, jisai ir parenka automatiškai 720 punktų. Bet iš tikrųjų, kaip kurie vartotojai gali įdėti ir mažesnės raiškos filmuką, todėl tą raišką galima būtent tokiu būdu pasikelti, pasididinti. Nu, vat, tikiuosi, kad daugeliui buvo šita informacija gal, nu, ne tiek nežinoma, bet, o gal ir žinoma, arba primiršta. Ir jūs tiesiog kankinotės visą laiką, tiesiog žiūrėjote, nu kaip žiūrėjote, vat, tiesiog žiūrėjote tokiam mažame ekrane. Vat įsivaizduokit, jeigu net nepereisite į pilną ekranį režimą, tai tokiam vat, mažame ekranėlyje jūs tikrai vargiai suskaitysite visas tas raides. Nu tai vat, mėlėjai, nesikankinkit, negadinkit savo akių, o tiesiog naudokitės civilizacijos pasiekimais. Ačiū už dėmesį ir iki sekančio malonaus kitose pamokėlėse. Su jumis buvo Viktoras ir iki.